Sveiki visi. Šiandien turime karštų temų, kurios rodo, kaip sparčiai keičiasi finansų pasaulis. Nuo blockchain technologijų iki institucinio kriptovaliutų prieimimo. Ir beje, jei jums patinka toks turinys, nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko ir palikti komentarą, už tai būsiu dėkingas. Taigi pirmiausia, pakalbėkime apie DTCC ir jo naują patentą. Tai yra didžiulis dalykas ir štai kodėl. DTCC yra viena svarbiausių institucijų pasaulinėje finansų rinkoje. Jie tvarko kvadrilijonus dolerių vertės sandorius, susijusius su akcijomis, obligacijomis ir kitais finansiniais instrumentais. Jų naujas patentas aprašo skaitmeninį likvidumo tokeną, kuris naudoja XRP ir XLM kaip pagrindinius komponentus. Kodėl tai svarbu? Tai ženklas, kad didžiausi finansų rinkos žaidėjai mato XRP ir XLM ne tik kaip kriptovaliutas, bet kaip realius įrankius skirtus efektyvinti likvidumą ir sandorius. Įsivaizduokit, DTCC patentas gali reikšti, kad XRP ir XLM bus naudojami kaip tiltai tarp tradicinių finansų ir blockchain technologijų. XRP jau seniai žinomas dėl savo greičio ir mažų mokesčių atliekant tarptautinius pervedimus, XLM Stellar Lumens taip pat orientuotas į greitus ir pigius mokėjimus, ypač besivystančiose rinkose. Jei DTCC integruos šias kriptovaliutas į savo sistemas, tai gali atverti duris institucijoms ir masiniam šių tokenų panaudojimui. O kaip tai gali atsiliepti kainoms? Jei XRP ir XLM bus integruotas į DTCC sistemą, kuri apdoroja kvadrilijonus dolerių per metus, tai akivaizdu, kad šių monėtų paklausa ženkliai išaugs, o pasiūla, tai yra monėtų kiekis, yra ribotas lygiai taip pat kaip ir bitkoino. Tai padidėjusi paklausa privers kainą kilti. Čia matematika labai paprasta. Ir kalbant apie XRP paklausą, Volatility Shares XRP ETF, pavadintas XRPI, buvo paleistas Nasdaq biržoje. Tai pirmasis XRP ateities sandorių ETF-as Nasdaq biržoje. Praeitą savaitę buvo paleistas SME XRP ETF-as, o šią savaitę matom Nasdaq'as. O čia Ripple CEO Brad Garlinghouse kalba apie tai, kodėl ETF-ai yra svarbus. I'm Brad Garlinghouse. This is Crypto in 1 minute. 1 minute on why are people excited about crypto ETFs. I think there's two main factors going on here. One is, for the longest time, institutional investors primarily trading on Wall Street, really haven't been able to access crypto directly. Their options were to either self-custody, onboard with an exchange, and some people don't like centralized exchanges for a whole host of reasons. So this was really the first time you had institutions be able to go on Wall Street and trade directly in crypto. This is an unlock for a couple reasons. For capital that couldn't come in, whether it's an endowment, whether it's a pension fund, even mutual funds that didn't or couldn't access crypto, now they can. The second thing is, it really is institutionalizing the entire industry of crypto. I think it should be no surprise that the Bitcoin ETF was the fastest ETF ever to get to $1 billion in assets. I think it passed 10 billion in assets faster than anyone as well. And today I think we'll eventually close in on the gold ETF, and that's in 1 minute. Ir tai dar ne viskas. Šią savaitę 3 naujos stabiliosios monetos buvo paleistos ant XRPL tinklo. Pirmiausia, Braza Group pristatė USDB, JAV dolerio paremtą stabiliąją monetą, kuri yra 100% užtikrinta JAV ir Brazilijos vyriausybių obligacijomis. Ji reguliariai audituojama ir skirta saugiems bei pigiems skaitmeniniams sandoriams. Antra, Schumann Financials paleido Europe, tai eurų paremta ir MiCA reglamentą atitinkanti stabilioji moneta, kurią reguliuoja Prancūzijos centrinis bankas ir audituoja KPMG. Trečia, StraitsX pristatė XSGD, Singapūro dolerių paremtą stabiliąją monetą, kurią remia DBS Bank ir Standard Chartered, ir kuri jau veikia 7 skirtingose blockchain tinkluose, dabar įskaitant ir XRPL. Šios monetos skirtas tarptautiniams mokėjimams ir rodo, kaip XRPL tampa centrinė platforma pinigų tokenizavimui.
O kodėl stablecoinai yra tokie svarbus, atsakymas yra šiame video klipe. What the stablecoin would do for our financial system? Well, certainly it puts our financial system and our payment system more specifically into the modern times. What we rely upon today was designed in the 70s and 80s. This is a chance to completely modernize our payment system to make sure that the innovation that's happening around the entire industry stays here in America. And importantly, Stuart, because the stablecoin is dollar denominated, that will perpetuate the dollar's position, dollar's dominance as the reserve currency of the world. And it will also increase demand for treasury bills here in America, which is a good thing as well. Can you explain that? I need to explain that. Why would it increase demand for treasury securities, treasury bills and bonds? Because the stablecoin legislation requires that each dollar stablecoin be backed fully by either a dollar in cash or short-term treasuries. To do that, the stablecoin issuer has to go and purchase short-term treasuries. Already, stablecoin issuers are large owners of treasuries, and by 2030, Citi projects that stablecoin issuers will be the largest owner of U.S. treasuries in the world. Toliau, 4 didieji JAV bankai – JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup ir Wells Fargo – svarsto galimybę išleisti bendrą stabiliją monetą. Šis projektas priklausys nuo reguliacinio aiškumo, kurį gali suteikti Genius Act. Apie tai dar vienas video klipas. A dollar-backed stablecoin is an important strategic asset. Trump World Global? Well, they would have to comply with the new federal law. Right. And no one right now complies with the work that we've done in the House or Senate on a stablecoin act. Circle doesn't fully comply. Tether is not even in the United States. It's outside the U.S. It wouldn't comply. So if we have a high standard, the world will come to that high standard for enforcement and for definition. And, you know, if the Trump coin can meet that definition, so be it. There'll be multiple competing stable coins, in my view. You see the headlines today that the large banks are thinking about collectively having a stable coin. It's a new payment rail in Web3 on a blockchain to compete with other payment methodologies. Į šias stablecoinų lenktynės prisijungia ir Hongkongas, kuris gegužės 21 dieną priėmė stablecoinų įstatymą. Jis įveda licenzijavimo režimą fiat paremtoms stabiliosioms monetoms. Šis įstatymas reikalauja visiško rezervų padengimo ir stiprių išpirkimo procesų, siekiant skatinti inovacijas ir apsaugoti investuotojus. Kalbant apie reguliavimą, Kraken ką tik gavo Europos licenciją per Kiprą, kuri leidžia jiems siūlyti reguliuojamas kripto derivatyvų prekybos paslaugas visose 27 ES šalyse. Jų dienos prekybos apimtis siekia $1–2 milijardus. Be to, Kraken paskelbė apie X-Stocks, tokenizuotų JAV akcijų ir ETF paleidimą Solana blockchain tinkle. Ši paslauga ir prekyba bus pasiekiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę Europoje, Lotynų Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Bybit kripto birža taip pat pradėjo siūlyti tiesioginę 78 akcijų prekybą, įskaitant tokias akcijas kaip Apple, Tesla ir Amazon, naudojant USDT per jų MT5 platformą. O štai dar viena įdomi detalė. SEC pirmininkas Paul Atkins pareiškė, kad jis nori leisti neregistruotoms įmonėms saugoti ir prekiauti tiek vertybiniais popieriais, tiek nevertybiniais popieriais po vienu stogu. Tai reiškia, kad JAV reguliavimo sistema gali tapti daug draugiškesnė kripto ir tradicinių finansų integracijai. Jei šis požiūris įsigalios, galėsime pamatyti dar daugiau biržų siūlančių akcijas ir kripto kartu, kaip tai daro Kraken ir Bybit. Tai šiandien turim porą naujienų ir apie Bitcoiną. Teksasas ką tik priėmė strateginį Bitcoino rezervo įstatymą, kuris leis valstybei laikyti Bitcoiną kaip rezervinį turtą. O JP Morgan vadovas Jamie Dimon pranešė, kad dabar leis savo klientams pirkti Bitcoiną tiesiogiai per banką. And crypto meaning Bitcoin, right? Would you offer that? I personally, when I look at the Bitcoin universe, the leverage in the system, the misuse of the system, the AML, the BSA, the KYC, the sex trafficking, the terrorism, I am not a fan of it. We are going to allow you to buy it, and we're not going to custody it. We're going to put it on statements for clients. So, I don't think you should smoke, but I defend your right to smoke. I defend your right to buy Bitcoin. Go at it. Okay.
Ir pabaigai Šveicarijos laikrodžių gamintojas Frank Müller pristatė 1111 riboto leidimo Solana laikrodžių, kainuojančio apie $24,000. Kiekvienas laikrodis turi QR kodą susietą su Solana piniginė ir siūlo prieigą prie išskirtinių renginių. Tai tiek šiandien. Jei patiko šis video, užprenumeruokite kanalą, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki pasimatymo kitą kartą.